Pavlovskis. Vienas iš pavojingiausių Dainavos žaidėjų, bent jau puolime, dabar žiauri. Stočkūnas prieš Šetkų, vėl perdavimas į baudos aikštelę, smūgis iš eigos ir čia jau Pavlovskis rimtai tikrina Karlosą Olsesą. Fiksuojama pražanga. Bet Hegelman atsitėsė, sugebėjo išlyginti rezultatą dar pirmame kėlinyje. Na, o antrame kėlinyje pelnė dar 2 įvarčius, iškovojo pergalę 4-2. Čia vienas iš pavojingesnių Kasimo Hadži prasiveržimų. Iki vartininko aikštelės tikrai. Ten ir įsitaisė Dainavos žaidėjai ir krenta kamuolys į Žalgirio vartų tinklą. Artiomas Baftalovskis triumfuoja. Štai prašau, kampinio nereikia, užtenka ir kamuolio išmetimo iš užribio. Bėga prie dzūkų tankų, būtent ten ir susibūrė aktyviausi Alytaus Dainavos fanai ir sirgaliai. Artiomas Baftalovskis 37 minutę siunčia kamuolį į Vilniaus Žalgirio vartus. 1-0 priekyje Alytaus Dainava. Na ir iš pakartojimų matome, kad nuo Žalgirio žaidėjų ten kamuolys atšoko Gustas Jarusevičius, Tomas Bazilija, o gal ir Okonevskiui. Gal ir Okonevskis tarp 2 žalgiriečių sugebėjo pasiekti kamuolį. Turkmenistano rinktinės vyriausias treneris. Taip pat yra dirbęs ir salės futbolo. Giedrius Matulevičius pirmuoju savo prisilietimu prie kamuolio siunčia jį į vartų. Rakuso nepasakysime, galbūt dabar bus aiškiau, ar Giedrius Matulevičius, panašu, kad visgi buvo priekyje Giedrius Matulevičius, nematė, kas už jo nugaro. Išeiti iš to spaudimo jau nėra taip paprasta. Čia labai skausmingi Tomas Bazilija ir Denis Ževžikovas, taip geltona kortelė Ževžikovui. Pažiūrėsim, kokį sprendimą priims Mindaugas Jackus. Taip, jis geltoną kortelę Ževžikovui jau paruošęs. Ten traukia iš kišenėlės, raudoną kortelę. Raudoną kortelę traukia Mindaugas Jackus. Ojojoj. Štai taip, Tomas Bazilija savo pasirodymą baigė 66 minutę. Tikslas gali būti tik vienas – pergalė. Nešnekant čia apie lygiasias, bet Žalgiriui reikia tik pergalės. Jo pagrindiniai konkurentai – Kauno Žalgiris ir Hegelman. Renka po 3 taškus ir čia Giedrius Matulevičius. Šio įvarčio iš jo jau niekas nebeatims. Giedrius Matulevičius veja į priekį Enrique Devensą. Iš karto čia negaiždamas laiko su pietų 4. Skuba į aikštės vidurį. 1-1. 1-1 ir Giedrius Matulevičius. Visgi jo sugrįžimas yra paženklintas puikiomis emocijomis, bent jau kol kas. Ir Kajus Bička, jis atliko tą perdavimą. Puikus perdavimas, nepasiekė kamuolio Alytaus Dainavos gynėjai. Į erdvę, kurią vėl įbėgo Giedrius Matulevičius. Na, o jūs galite rinkti rungtynių žaidėją. Tradiciškai QR kodas jau belieka tik stiprinti gynybą Alytaus Dainavai. Čia Giedrius Matulevičiaus neblogas perdavimas, nemanė Michailovičius iš apsisukimo ir skersinis. Už Airidą Mickevičių, dabar taip pat skersinis. Gelbsti, pažiūrėkim dar kartą, nestabdydamas tiesiog atšoko kamuolys nuo Ernesto Stočkūno. Vėjos Maksimas Maksimenko, dabar jau čiopas. Ir Okonevskis, Kovanė, neblogai rengiama ataka. Dar vienas perdavimas ir vėl Ivanas Koškošas, pirmas prie kamuolio, jis muta šį. Na, reikia kažkokio dar sprogimo, dar kažkokio pagreitėjimo iš Žalgirio futbolininkų, kad pelnytų antrą įvartį. Dabar gera kontrataka ir nėra. Nėra. Ovidijus Verbickas, vos tik žengęs į aikštę, prisiliečia prie kamuolio. Nuošalė. Bet taip pat labai nelengva ir Vilniaus žalgiriečiams. Apskritai jie žaidžia per savaitę 3 rungtynes, nemanė Michailovičius. Daug jėgų pareikalavo ir LFF taurės turnyro. Ovidijus Verbickas. Bet be abejo, tas išvengti pralaimėjimo yra ne tai, ko siekia šį sezoną Žalgiris. Deja, tenka susitaikyti žalgiriečių fanams, kad jų komanda kol kas į pergalių kelią nesugrįžta. 1-1, tai baigėsi rungtynės.